Labas, toks paprastas, sušildantis, už kurio driekės nuoširdumo laukai, netaip dažnai pasitaikantis tarp įvairiausių kryžkelių. Labas, kaip sielos vartai, atsiveriantis sutikti užklystančius, klaidžiojančius, ieškančius paguodos ir vilties nevilty. Labas, besitęsiantis lyg saulėlydžio ir vėl atgimstantis su saulėtekiu bažnyčių bokštams garsiai skambinant varpais. Labas, susigeriantis į senamiesčio grindinį, kad aidas sugrįžtų tada, kai norėsis beribės delnų šilumos. Esu Kristina Valasevičienė, fotografė. Dirbu Kauno taikomosios dailės mokykloje, fotografijos mokytoja. Tiesiog mano dabar viso gyvenimo turbūt veikla yra susijusi su fotografija. Iš pradžių buvo hobis ta fotografija, paskui pradėjau jau daugiau su fotografų bendruomenėmis bendrauti. 2010 metais mes įkūrėme Kauno fotoklubą ir ta veikla tada dar labiau užsisuko, pradėjom parodas visokias organizuoti, fotomenininkus kviestis. Kristinos mėgstamiausi fotografijos žanrai – gatvės, reportažiniai, renginių, ypač koncertų, festivalių fotografija. Taip pat meninė architektūros fotografija, gamtos vaizdai atsipalaidavimui ir įvairi eksperimentinė fotografija. Kiekvienais metais važiuojame į festivalį Mėnuo Juodarakis. Labai smagu fotografuoti tenai. Arba, tarkime, koksai nors didelis koncertas su daug šviesų. Tai man šita fotografija, jinai tokia tikrai įspūdinga. Turiu vieną savo tokį, galbūt brangų darbą, todėl, kad tai buvo mano pirmoji paroda. Tai šita kaip tik ir yra Kauno fortai vizijos. Apie Kauno fortus ir štai šita balerina. Tai man toksai kontrastas tarp forto, kuris simbolizuoja tokį brutalumą, ir balerina, jinai tokia lengvumo įsikūnijimas, ar ne, tokios laisvės įsikūnijimas. Tai man ta balerina, aš kaip ta balerina taip noriu, žodžiu, kažkur tai skristi ir atitrūkti kartais nuo kasdienybės ir pasinerti į tą kūrybą, į meno pasaulį. Šito ciklo laiko fragmentai dalyvavau Fotomenininkų sąjungos organizuotame konkurse Debiutas. Tenai pateko mano darbai į finalą, buvo eksponuoti kartu su kitų autorių darbais Fotomenininkų sąjungos prospekto galerijoje Vilniuje. Bet šita serija jinai dar truputėlį ne visai pabaigta yra. Nes jeigu Kauno fortai vizijos, tai vizijos ir pridėjau tą žodį, todėl kad man per vizijas atėjo tie vaizdai. Šita serija laiko fragmentai, jinai susijusi su mano šaknimis. Todėl norisi kažkaip vis dar labiau pasigilinti ir ta serija už tai tokia, besitęsianti dar yra, tai aš vis laikas nuo laiko prie jos grįžtu. Fotografija pats žodis, jisai reiškia, kad piešimas šviesa. Tai aišku, fotografijoje yra svarbiausia šviesa. Mes turime išmokti pamatyti šviesą, pasižiūrėti, palyginti ją su šešėliais, kur šviesu, kur tamsu. Jeigu neišmoksi matyti šviesos, tai tikrai negalėsi būti gerų fotografų. Apie šviesą ir šešėlius yra dar vienas ciklas šviesoraščiai. Ši paroda eksponuojama ne tik įvairiose Lietuvos kultūrinėse erdvėse, tačiau 2016 metais kartu su kitų lietuvių fotografų darbais buvo pristatyta ir Vokietijoje. Ir paskui gyvenimas taip pasisuko taip, kad tada įstojau į šitą mokyklą. 2 metus pasimokiau ir kai tik tai baigiau, truputėlį kolektyvas plėtėsi, ieškojo naujo fotografo dirbti mokytojų ir mane pakvietė. Tai taip iš karto iš vienos pusės į kitą. Smagu, aišku, ir tas žinias ir dabar perduoti ir mokiniams. Tiesiog aš darau savo
savo darbą, mylėdama, atsiduodama jam. Ir mano santykis su mokiniais tai visą laiką yra toks lygiavertis. Nėra taip, kad mokytojas ten kažkur aukštai, o mokinys ten žemai yra. Man tai yra lygiai toks taip pat žmogus, tik tai tiek, kad jisai dar nemoka to, ką aš moku. Ne? Tai tiesiog aš jį išmokysiu ir jisai taip pat galbūt darys. Ir gal netgi ir geriau, ir įdomiau. Ką norėtum patarti? Nebijoti išreikšti save, nebijoti eksperimentuoti. Laisvai žiūrėti į savo galimybės, į savo gabumus kažkokius, ar ne, nebijoti juos kažkaip tai, įdarbinti savo savybės, ar ne, tiesiog stengti savyje atskleisti tai, ką turi geriausia, neslopinti. Jeigu kyla koksai nors noras kažką tai daryti, tai tą ir daryti, neuždaryti savyje to kūrėjo. Tik tai, jeigu dar kalbant, tarkime, apie kažkokias dar kitas sferas, nepaminėjau, kad labai mėgstu gretinti fotografiją su savo trieiliais, aš rašau haiku. Baigianti žiemai, moja lange sudžiūvę drugelio sparnai. Baigiantis žiemai, moja lange sudžiūvę drugelio sparnai. Ai, dar ką galiu pridėti prie šito paskutinio haiku, tai jisai ne pernai, bet užpernai laimėjo Palangos haiku konkursą. Haiku Palanga yra, ne? Yra toksai haikistų konkursas. Ryšys yra labai tamprus, nes tai, ką tu sukuri, tai yra dalis tavęs. Aš manau, kad kiekvienas kūrėjas, jisai kurdamas, jisai sudeda labai daug savęs į savo kūrinį, ne? Tai kiekviename tame kūrinyje tikrai yra dalelė manęs. Manau, kad žmogaus tikslas gyventi taip, kad po savęs paliktų nors šiek tiek geresnį ir gražesnį pasaulį. Jei visi duosim daugiau nei imsim, tai galutiniam rezultate bus visiems daugiau.